Labadiena, istorinės technikos gerbėjai. Štai mes ir turime spalio mėnesio pabaigą 23 metų ir kaip ir buvo galima tikėtis, būtent spalio mėnesį iš tiesų pranešimų altamerinė tematika mažiau, daug mažiau negu rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais, na, o lapkričio ko gero visai bus štilis. Tai žiūrėsime, ar toliau mes pranešinėsime tam tikras naujienas, žinoma, pranešinėsime. Tačiau ar bus tokia visą apimantį mėnesį apžvalga, tai bus matyti, nes realiai iš tiesų mūsų veikla yra sezoninė ir tai akivaizdžiai jaučiasi. Tačiau, ko gero, temų vis tiek bus ir bus tam tikrų pranešimų, kaip kad buvo, pavyzdžiui, ir per spalio mėnesį, kuomet dariau tam tikrą pranešimą būtent apie automobilius, kurie neva yra atlieka, bet iš tiesų yra jie neatlieka. Tai buvo toksai pastebėjimas, kurie matė, žiūrėjo, reagavo, skambino, teiravosi, iš tiesų klausimas yra pakankamai aktualus. Jisai toliau yra sprendžiamas, taip kad tikėtina tai bus dar tam tikrų naujienų. Tuo labiau, kad teisminiai procesai iš tiesų dar yra nesibaigę, o dėja ir kiti vyksta. Na, bet jau tai yra mūsų realijos, ką be padarysi. Na, o spalio mėnesio apžvalgą norėčiau pradėti nuo Klaipėdos. Tai yra Klaipėdoje Seni kibirai asociacija suorganizavo jau tradicinę savo renginį Autoregata 2023. Štai jūs galite matyti čia keletą jų nuotraukų, nors oras ir nelepino, čia berods spalio 7 dieną Klaipėdoje, bet mašinėlių susirinko, kaip ir viskas buvo šaunu. Ta pačia diena vyko renginys Šeduvoje, Retromobilio muziejuje, pavadinimu Motorų dienos. Šitą video jūs galėjote matyti atskirai mano parengtą, apie tai, kaip ten susirinko istorinės technikos gerbėjai, būtent bandė ir ar pavyko, nepavyko užvesti tam tikrą istorinę techniką, istorinės technikos variklius. Taip kad šitą video jūs galite susirasti mūsų YouTube kanale ir pasižiūrėti. Taip kad tikrai smagaus pasižiūrėjimo. Po savaitės spalio 14 dieną vyko Classic Cars Kaunas renginys, būtent vojažas po Lietuvą, truputį piečiau būtent Lietuvos Alytus, Stakliškės, Birštonas tame regione. Iš tiesų oras jau ir darganotas, tačiau kaip ir matote, iš tiesų susirinko mašinėlių, važiavo, na ir galima sakyti, sezoną uždarė. Atitinkamai tą patį savaitgalį Šiaulių senų ratų klubas padarė vojažą į pietų Latviją, būtent į Bauskę. Bauskė muziejų, tai yra Rygos motorų muziejaus filialas, o taipogi į Uzvarą. Čia buvo Skolūkis tarybiniais laikais, jisai galbūt yra mažiau išpuoselėtas informacijos prasme, bet tikrai siūlome apsilankyti, ten ras visi besidomintys istorinių automoto ir apie istorinę techniką, ta prasme, sunkvežimius. Viena pirmųjų sunkvežimių būtent bei išlikusi Latvijoje dar nuo Pirmojo pasaulinio karo. Iš tiesų jisai toksai yra įdomus egzempliorius, tikrai nemaža kolekcija tarpukario transporto. Čia jau nuo seno kolūkis garsėja, kad berods nuo 1976 metų tuometinis kolūkio pirmininkas pradėjo nenaikinti nei metalą priduoti transportą, o po truputį vis kaupti pas save rinkti. Na ir ko pasiekoje, šiai dienai mes turime iš tiesų puikų muziejų. Na, tiesą pasakius, kaip mes. Latvijai turi puikų muziejų. Tačiau įdomumas yra tai, kad tame muziejuje gidas yra lietuvis. Labai įdomus ir geras vardas. Ramūnas. Taigi, žinokit, ko gero šitie pranešimai ir yra visi būtent už spalio mėnesį. Tiesa, dar galbūt galėčiau paminėti dzūkų ekipažo sudalyvavimą viename iš didžiausių Lenkijos renginių, būtent orientacinėme važiavime, tikslaus važiavimo. Čia jūs taipogi galite pastebėti visą šitą informaciją DSTK Facebook puslapyje, ten yra tikrai nemažai informacijos. Ir kaip būtų liūdna ir be graudu, tačiau spalio mėnuo yra būtent tas kertinis mėnuo, kuomet didžia dalimi visa istorinė technika užsidaro garažuose, nes jau po truputį mūsų gatvėse prasidės druskos. Nors šis mėnuo yra lepinamas tam tikromis oro sąlygomis, kuomet dar tikrai druskų nebuvo, net berods jau Šiaurės Lietuvoje prie Zarasų
Rokiškio lygtai jau buvo iškritęs sniegas, tai tikėtina ten jau buvo barstamas gatvės druskomis, tačiau vis kitame regione ar pietuose tikrai neturi tokios informacijos, jau būtų jau barstamos druskos. Ir dar iki pat spalio pabaigos, 31 dienos, buvo galima išvysti istorinę techniką, tai vienur, tai kitur. Akivaizdu, jog lapkričio mėnesį to mes neišvysime, bet ko gero mes tikrai džiaugsimės 24 metų sezono pradžioje, kuomet iš garažų išlys dar ir dar vis naujesni istorinės technikos eksponatai. Taip kad šią trumpą apžvalgą spalio mėnesio aš baigiu. Vargu bau ar yra tikslinga anonsuoti lapkričio mėnesio renginius, nes jų turbūt nelabai kas organizuos. Ne, jeigu ir organizuos, tai bus galbūt tokie mažiau ar daugiau kameriniai, be istorinės technikos. Tačiau vienaip ar kitaip, jeigu bus kažkokių tai įdomių pranešimų istorinė automoto tematika ir ta informacija iki manęs atkeliaus, tai žinokit, aš būtinai jie pasidalinsiu, parengsiu galbūt atskirą reportažą, taip kad būkite su mumis, sekite mūsų YouTube kanalą, jisai po truputį įgauna pagreitį, stengsimės vis daugiau ir daugiau mesti informacijos, būtent iš Lietuvos automoto technikos judėjimo, galbūt ir ne tik iš Lietuvos. Taip kad šiam kartui dėkui uždėmesį, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvote, ačiū, kad teikite pastebėjimus, komentarus, visi jie iš tiesų yra reikalingi. Taigi, iki susitikimų kitose renginiuose. Nenoriu sakyti kitais metais, dar šiais metais turėtumėm pasimatyti. Ačiū Jums.